Sveiki, mėly TV6 žiūrovai. Mano vardas Karolis, o jūs žiūrite laidą Ant dviejų ratų. Čia aš jums pristatysiu pačius įvairiausius motociklus, kuriuos galite sutikti Lietuvos keliuose, taip pat papasakosiu apie įvairius renginius bei supažindinsiu su įdomiais motociklų pasaulio žmonėmis. Grįžkime prie laidos pavadinimo. Nors ji ir vadinasi Ant dviejų ratų, čia mes neapžvelgiame dviračių, paspirtukų ar kitų dviračių transporto priemonių. Laida yra vis tik tai apie motociklus. Na, o šiandien mes skirsime dėmesio keturračiams. Tad nieko nelaukdami keliaukime ir susipažinkime su šios laidos pagrindiniu herojumi. O keliauti reikėjo į visai netoli Kauno besikuriančius naujus Motorider LT namus, kuriuose vyko naujos kartos CFMoto C-Force keturračių pristatymo renginys. Į šį renginį susirinko visi šio prekinio ženklo pardavėjai Lietuvoje ir lygiai taip pat kaip aš nekantravo daugiau sužinoti apie naujausią gerai žinomo gamintojo modelį. Naujasis C-Force 850 ir 1000 atsinaujino visapusiškai, iš pagrindų. Tiek svorio prasme, tiek pasukamumu, tiek komfortu, tiek naujomis inovacijomis. Tai skydeliai nauji, prisijungimai, appsai, kurie galima sekti visus jūsų keturračių duomenis, kur važiavote ir dalintis su draugais. Tai naujieji modeliai šitie turi dabar galingesnius variklius, naują variatoriaus sistemą, didesnės važiuoklės eigas, kas leidžia mums komfortiškiau, greičiau ir įdomiau įveikti kliūtis bei gerai praleisti laiką. Ačiū visiems, kad atvažiavot. Išklausius įvairiausių techninių specifikacijų ir pakeitimų, kurių buvo išties daug palyginus su senos kartos modeliu, atėjo metas išbandyti naujausius keturračius bandymų trasoje. Ką siūlau pravažiuoti su juo šiandien ir atsisėsti iš karto ant naujo. Siūlom prisiminti gerą seną pirmą ratą įveikti, tai tada lipti ant naujo. Kągi, aš jau esu pasiruošęs, persirengiau ir einu išbandyti naujus keturračius. Bet kaip ir pristatymą minėjo, pirmiausia pradėsiu nuo senojo modelio, kad pajaučiau kažkokius skirtumus. Nežinau, ar man nebandžius ant daug keturračių pavyks juos pajausti, na, bet pabandysime. Keliaukim. Tokio švelnesnio workas, ne švelniausias. Normal darom. Ok. Gerai, važiuojam. Labai neįprastai ratas priprasti prie valdymo su nykščiu gazo ir paskui bėda ta, kad tuo pačiu stabdyti labai yra sunku. Geriau turbūt naudoti kojinį stabdį. Kokie kalniukai. Kiek čia daug purvo. Jo, tai dabar čia jau stabdžiai yra, ne? Jo, šitas ir tenai. Jo, biški patogiau negu kur ta pati ranka. Aha. Gerai, važiuojam. Ok, pirmas pojūtis iš karto. Akseleratoriaus rankenėlė žymiai švelnesnė. Ten vos tik prilietus, pirmas gaunasi šokimas, o čia jisai daug maloniau ir vairuojasi lengviau, atrodo žymiai stabiliau stovi. Beje, čionai stabdžiai yra kairė ranka, tad reiškia jūsų stabdis ir gazas yra skirtingose rankose. Nu tikrai daug smagiau važiuoja šitas. Nu ką, išsipurvinta neblogai.
Nu, net nėra ką lyginti, atrodo, žinai, apie keturračius nesuprantantis ir čia skirtumas kaip diena ir naktis. Visiškai. Ten gazas žiauriai jautrus, vos palieti, šokinėja čia smooth, visiškai jo. Valdosi daug lengviau. Gerai, bandom dar vieną ratą su Sport Mode. Akceleratorius vis dar švelnus. Geras. Nu, labai smagiai važiuoja. Jaučiasi, kad šitas kiek lengvesnis. O galios tai pilnai užtenka. Bent jau man. Lekia geriau negu stabdo. Nu, žiauriai skiriasi nuo normal. Žiauriai. Išbandžiau naująjį keturratį, palyginau su senuoju, tai tikrai skirtumas jaučiamas. Naujasis žymiai švelnesnis ir žymiai lengviau valdomas. Net man neturinčiam supratimo, kaip tai daroma, kaip keturračiais važiuojama, tas skirtumas tikrai pasijautė. Na, o ką su keturračiais daryti iš tikrųjų, kur jiem yra sunkus išbandymai, mes dabar ir važiuosim įsiaiškinti. Keliaujam. Nu, o tam, kad apie viską sužinočiau, nuvykau į svečius pas didžiausią bendruomenę būrenčio keturračių klubo Bekelės vilkai vadovą, ATV turizmo puoselėtoją Remigijų ir jo paklausinėjau visko, kas man buvo įdomu. Kaip jūsų gyvenime ir kada atsirado keturratis? Keturratis atsirado prieš 18 metų. Nuo vaikystės mane traukė Bekelės keliukai, takeliai dar, taip sakant, tais laikais, kai dar javas turėjom. Vat, ir gyvenimas toks, šiek tiek užsubrendom ir nusprendžiau šiaip laisvalaikiui tokiem kaip pramogai įsigyti keturratį. Porą mėnesių pavažinėjus, įsėdo žmona pravažiuoti, sako, aš gale nesėdėsiu, duok ir man. Pavažinėjus pusmetį sūnus 10 metų pabandė jau važiuoti, teko trečią įsigyti, tai vat, su 3 keturračiais netgi pradėjome keliauti iš tikrųjų. Trumpos tokios kelionės buvo, bet toks kaip jau šeimininis hobis gavosi. Ir tada, ką atsirado kažkokia bendraminčių bendruomenė ir susiformavo klubas, ar ne? Taip, susitikinėti pradėjom jau ir forumai tokie, dar Facebook'o nelabai buvo, bet forumas buvo ir bendravom ir pradėjau tokią dalyką kaip kelionės man pradėjo tais keturračiais. Susibūrėm vieną kartą, kitą kartą, pradėjom keliauti ir tokia kaip ir stipri komanda gavosi. Na ir jau 2013 metais turėjom Bekelės vilkų klubą. Mūsų iš karto startavo apie 20 net tokių bendraminčių, tai va tas klubas toksai ir susidarė. Tačiau tai ne viskas, kad mes klubas ir judėjimas vyksta. Mes iš tikrųjų tas klubas tokį kaip ir bendruomenė jau aplink save sudarėm, mes organizuojam ir vienijam apie 300 ir daugiau keturratininkų tokių kaip ir turizmo. Kai organizuojate savo Lietuvos turus, tai ne tik keliaujate, bet ir edukuojate pačius keturratininkus, kaip etiškai elgtis ir gamtoje, ir keliukuose, ir panašiai, ar ne? Taip, būtent yra perteikiama naujai įsigijusiems keturratį, kurie iš tikrųjų nežino daug tų keturratininkų taisyklių, kaip pavyzdys miško taisyklių, vietinės reikšmės keliukų, piliakalnių ir taip toliau. Tikrai daug kas nežino ir nes trūksta informacijos ir galų gale naujai įsigijęs keturratį žmogus nepuola skaityti visą tai. Tai vat mes teikiam tuos turus tokius ir instruktuojam, kaip elgtis toj Lietuvos gamtoj, kai paklotės, kad nedraskyti ir taip toliau. Na tai vat ir tas turizmas toksai vyksta, kuris tikrai šalia namų, jam kažkur tai šalia namų objektas kuo puikiausias, bet jis visą gyvenimą gyveno ir nežinojo, kad netgi tas objektas šalia jo namų. Ir vat su keturračiu jis pamato visą tai. Nu, fantastika. Žmogui net pats nustemba, kad jisai tokia gražiai Lietuvoje gyvena ir šalia namų yra. Tai vat su keturračiu visą tai pamato. Pašnekėjom apie turizmus, o dabar keliaukime išbandyti priemonę, su kuria tą galima daryti. Tai yra naujojo CF Moto keturračio. Taip, būtinai važiuojam
edukuosiu ir jūs. Kaip pavyzdys, šitas motociklas įspūdį padarė man. Aš su juo buvau kalnuose, tai noriu dabar pažiūrėti, kaip jis Lietuvoje. Gerai, tai važiuojam ir pasižiūrėsim. Važiuojam. Nu ką, leidžiamės į kelią. Keistas jausmas, kai motociklas vyra į priešingą pusę, negu esi pratęs ant 2 ratų. Bet važiuodamas jaučiuosi taip, lyg važiuočiau fotelyje. Labai patogu. Nu ką, pirmi bekelės metrai, žinoma, neskaitant pristatymo. Ilgą laiką buvo sausa, nebuvo lietaus, tai aišku, gausime dulkių. Na, bet ką jau darysi, turbūt dalis žaidimo. Kiek dulkių. Kol kas labai patinka šito keturračio akceleratorius, labai švelniai reaguoja į paspaudimus, tikrai puikiai padarytas, nežinau kaip kitų gamintojų, bet senesnis CF Moto tikrai nebuvo toks švelnus. Toksai kampu kalniukas, neatrodo kažkas labai baisaus. Koks smagus keliukas. Nice. Ola, geras. Gerai ištraukė. Kol nestringi, labai komfortabilu. Wow. Net kartais negaliu patikėti, kaip gerai suvalgo nelygumus šitas keturratis. Geri keliukai. Nu, bandom. Čia rimtesnis, matau, iššūkis. Neduok ratą mūsikas. Lengvai. Bandom. Gerai, stengiamės ne per vėžę šalia. Geras, kaip perlipo švelniai per tą medį. Su enduro motociklu čia būtų tikras darbas važiuoti, o su šituo jaučiuosi kaip fotelyje praktiškai. Važiuojam į Remigijaus asmeninį mišką, kuriame jisai tvarkosi. Na, tokioje vietoje, jeigu norėtum atvažiuoti ir susitvarkyti savo mišką, tai spėju su mašina tikrai be šansų. Kol mes toliau bandome naujuosius CF Moto modelius, kviečiu jūs pasižiūrėti trumpą reklamą, po kurios su Remigijum aptarsime techninius keturračių parametrus. Kalbant apie pačius keturračius, ar ne? Kas svarbu geram keturračiui? Kas turi būti, kad jis galėtų skaitytis geras? Žiūrint vėlgi, ką veikti. Ar tu turistausi, ar lysi šiek tiek į bekelę, ar miškavežio vėžiomis, taip, prošvaistis pirmiausia. Padangų protektorius. Šitiem keturračiam protektorius iš tikrųjų ganėtinai smagus ir jo labiau, ką Rumunijoje išbandžiau, tai jos tikrai stebuklingai važiuoja. Ir protektorius nesumažėjo. O galingumas dviprasmis dalykas iš tikrųjų. Galima ir silpnesnių vienacilindrių keliauti, kaip pavyzdys turistauti, užtektinai to greičio ir komforto palyginus, o ekstremaliau jau be abejo reikia minimum 2 cilindrų čia be abejo ir kubatūra, sakysim, nuo 800. Pravažiavom per tavo asmeninį mišką. Pats keturratį naudoji ne tik pramogai, ne tik turistavimui ar sportui, bet ir miško darbam, ar ne? Taip, jeigu matėte, tai kaladėlių jau pridėta, kad negadint pakultės su kažkokiais traktoriais, su kažkuo. Keturratis puikiausiai prie kabėlę aš kabinuosi, prisikraunu kaladėlės, išsivežu ant kelio. Čia mano vienintelis miške pagalbininkas. Žiemą sniego peilis į priekį visą laiką stovi ant keturračių paruoštas. Ir išvalau sniegą ir kaimynam, ir savo, ir patenkintas. Tai mano 2 tokie, kur pagalbininkai keturračiui, mano ūkyje ir taip toliau. O šiaip pramogaujam, turistaujam, pramogaujam.
Kokie dar privalumai šitame keturratyje yra? Kas aktualiausia per dulkes, jeigu tu ne pirmas važiuoji, antras, ir didžiausia bėda buvo kaitimas variklio šitų keturračių, radiatorių užmuša dulkiam, purvų. Sugalvota, padaryta. Pirmiausia, storesnis radiatorius, didesnis ventiliatorius, didesnis tūris. Pasižiūrėkit, koksai dalykas. Radiatorius čia. Viskas vietoj prieinama. Su kompresorium, su vandeniu gali vietoj išsiplauti. Tai takas anksčiau būdavo visiškai uždarytos grotelės, tu niekaip negalėdavai prieiti, reikėdavo daug nuardyti. Tai va čia yra, tikrai pasistengta, padaryta, pagalvota šitam dalykui. Reikėtų šiek tiek išnešimų ratų. Jeigu labiau važiuoti į sudėtingesnės sąlygas. Sudėtingesnės ir greičiau. Ir antras dalykas yra gilios provėžos, jeigu miškovežiu, visą laiką kabini šitus, va jau čia aš jau jį nulaužiu. Va, o minkštumas pasaka. Na ką, aptariam apie šios naujus CF Moto keturračius, galim sėsti ir judėti toliau. Lekiam. O štai irgi bekelės mėgėjai. O kokia pervaža. Smagumėlis. Kaip taška. Ir lekiame toliau. O, koksai kalniukas. Atėjo metas atsakyti į klausimą, ar 2 kartus daugiau reiškia geriau. Ar 4 ratai yra smagiau už 2 ratus? Deja, vienareikšmiško atsakymo nėra. Viskas priklauso nuo skonio. Aš asmeniškai 2 ratų į 4 iškeisti artimiausiu metu nežadu. Tačiau ir pasivažinėjęs su keturračiu tikrai radau daug tame smagumo. Jeigu aš turėčiau nuosavus namus, ūkį, kuriame galėtų praversti toksai pagalbininkas kaip keturratis, manau, neabejodamas jį įsigyčiau. Šioje laidoje tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Likite sveiki ir saugus kelyje. O mes pasimatysime jau po savaitės, sekmadienį 10:30 per TV6. Iki.